Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą. Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais. Jūs klausotės laidos Vartai į 5 puses. Sveiki, mėly klausytojai, prasideda laida Vartai 5 puses, studijoje Rasa Karpavičienė. Ir žinot, mėlieji, niekaip nenustoju džiaugtis, kad šie metai 2025 yra atmintiniai lietuvių liaudies dainų metai. Tai toks tikrai didelis dėmesys liaudies dainoms ir leidžia mums giliau pažinti galbūt tas dainas, nes skamba jų. Aš labai manau, kad tikrai kur kas daugiau nei skambėjo anksčiau. Pažinti savo dainą, savo šaknis, didžiulis yra malonumas ir privilegija ir galime sakyti, kaip tik norim. Juolab, kad mes dainų turime labai daug užrašytų. Turime apie 50 000 įvairių variantų dainų. Oi, ne taip sakau, ne 50 000, tikrai kur kas daugiau, nes skaičiuojama 100 000 dainų užrašytų ir didelė dalis jų yra užrašyta su melodijomis. Bet kas yra nuostabu, kad dainos su melodijomis užrašytomis tai yra išvis didžiulis lobis, nes mes jau žinome, kaip dainavo. Ir reikia pasakyti, kad
Tie žmonės, kurie rinko, užrašinėjo dainas ir užrašinėjo melodijas, tai irgi turėjo pažinti ir muzikinį raštą, nes užrašinėjo melodijas natomis, kas yra ne kiekvienam galbūt įkandama buvo tuo laiku. Taigi didžiulė pagarba ir padėka tiems, kas užrašė tas natas, kas užrašė melodijas, ir mes šiandieną galime dainuoti taip, kaip dainavo mūsų protėviai, kaip tikrai skamba ta daina. Na tiesa, kai kurios dainos viename krašte skamba vienaip, kitos kitaip, nors žodžiai tie patys, tai čia vėlgi, kai eina dainos iš lūpų į lūpas, jeigu žmogus gerai pamena melodiją, tai jis padainuoja taip, kaip girdėjo, jeigu prisimiršo kokia viena kita nata arba melodijos vingiai, tai padainuoja savaip, ir taip nukeliauja dainų variantai į kitus kraštus, jau šiek tiek pakitę. Bet kaip ten bebūtų, džiaugiamės, kad turime tas dainas, dainuojame tas dainas, ir ši laida taip pat bus skirta mūsų liaudies dainoms, išskirtinai tom smagiom, linksmom, humoristiniam dainom, tačiau laidos pradžioje vis tiek labai norisi pasiklausyti ir tokių, rimtesnių. Na tai dabargi nuskambėjo laidos pradžioje folkloro ansamblio Gilė daina Pijolka tu žilvitėlė, ir tai jau taip sušiuolaikinta daina, o dabargi pasiklausysime autentiškos dar Antano Juškos užrašytos dainos Mano tėvelio lygus laukeliai. Na, kaip pažiūrėsime šią dainą, rimta daina, priskiriama prie vestuvinių dainų, prie svotbinių dainų, betgi, jeigu klausysime jų žodžius, tai galbūt ir nusišypsosime, labai jau graži kalba šioje dainoje. Tad pasiklausykime, taip patgi dainuoja folkloro ansamblis Gilė. Mano tėvelio lygus laukeliai auga, žali berželiai auga, žali berželiai. Po tais berželiais, po tais žaliaisiais teka, srovės upelis teka, srovės upelis. Ant to upelio, ant to srauniojo liuliuoj, juodas laivelis liuliuoj, juodas laivelis. Tame laivelį, tame juodajam šoka, 100 mergelių šoka, 100 mergelių. Eičiau, skirčiau iš to pulkelio, kur sau, lygią mergelę, kur sau, lygią mergelę. Su visom šokau, visas mylėjau tik vienos tenorėjau, tik vienos tenorėjau. Kurios norėjau, širdį turėjau, per miegužį kalbėjau, per miegužį kalbėjau. Eičiau, klausčiau jaunos mergelės, ar mok darbelį dirbti, ar mok darbelį dirbti. Ar moka austi, ar plonai verpti, plonas drobės rėdyti, plonas drobės rėdyti. Nemoka austi, nei plonai verpti, nemok staklių taisyti, plonai drobių rėdyti. Tik tiek temoka laive sėdėti, laivo šniūrų šniūruoti, vandenų žuvandruoti. O jei negausiu tos norimosios, palauksiu augančiosios, palauksiu augančios.
augo kieme mergelė kaip žerelendrelė, kaip žerelendrelė. Laukais geltonais, veidais raudonais lieme, nužis patogus lieme, nužis patogus. Na va, kokia graži šneka, 19 amžiaus vidurio šneka atsispindėjo šioje dainoje. Ir vis tiek, negaliu pradėti laidos su visom smagiom, vaišių ir humoristiniam dainom, kol nepasiklausysime dar pačių seniausių dainų. Taigi, tai, ko mes labiausiai didžiuojamės ir labai noriu, kad šiandieną pasiklausytume, Sutartinės. Sutartinės jau prieš 15 metų, beveik jau, mėnuo liko iki 15 metų sukakties, kai Sutartinės yra įtrauktos į UNESCO reprezentatyvų į žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Ir kai tik jos buvo įtrauktos, didžiulis susidomėjimas atsirado. Ir mūsų šalyje žmonės labai pradėjo domėtis ir didžiuotis, kad mes turime tokį unikalų reiškinį, kitaip nepavadinsi, Sutartinės, kurios yra vienintelės tiek Lietuvoje ir ypatingai tada, kai sužinojome, kad sutartinių tokius epizodus, elementus įtraukia į savo dainas ir garsus atlikėjai, pasaulio pop muzikos atlikėjai kaip Stingas ir kiti, tai dar didesnis susidomėjimas atsirado, manau, kad jaunų žmonių širdelėse, o jau kalbant apie užsienio šalis, tai tikrai žmonės labai domisi ir netgi rengiamos sutartinių mokyklos užsienyje. Štai šią vasarą Skaidra Jančaitė, mūsų operos dainininkė ir didžiulė sutartinių mylėtoja ir sutartinių suburtynės organizatorė Bretanėje buvo surengusi kelias savaitės trukusią sutartinių stovyklą, mokyklą būtent Bretanės žmonėms. Ir žinokite, tikrai teko matyti filmuotą medžiagą, žmonių buvo daug ir visi jie norėjo išmokti giedoti sutartines. Tai unikali tokia yra, unikalus muzikinis stilius. Tokia dainų grupė, kuri pasižymė tokiomis savitomis ir poetinėmis ir muzikinėmis raiškos priemonėmis, ir čiagi tiesiog muzikos, žodžių ir judesio ryšys labai stiprus, nes sutartinės yra ir dainuojamos, ir šokamos, ir grojamos įvairiais instrumentais, ir skudučiuojamos. Taigi viskas persipina, ir jeigu apsijungia į vieną ir šokis, ir giedojimas, tai yra labai gražus ir reginys akiai ir ausiai, malonus klausimas. Ypatingai smagu, kai sutartinės gieda jaunoji mūsų karta. Dabar ir pasiklausysime dviejų jaunų mergaičių atliekamos sutartinės Kukalio rožė ratiliuotoja Akvilė Kalausytė ir Justina Jančiūnaitė. Merginos yra Tramtatulio laureatės ir tapo jomis būtent giedodamos šią nuostabią sutartinę. Pasiklausykime, kaip gražiai skamba. Rožė
Nuostabi sutartinė. Na, o dabargi jau apie humoristinės dainas. Ir kuogi jos įsiskiria? Iš ties turime visai nemažą dalį dainų tame mūsų lietuviškų liaudies dainų lobyne, kurios yra vadinamos humoristinėmis dainomis. Na, šiose dainose vaizduojant bet kuriuos reiškinius ar įvykius yra tokias sudaromos juokingos situacijos, kurias išryškina tokie komiški bruožai. Humoristinių dainų tematika įvairi, tačiau dominuoja buitinės temos. Ir komiškai vaizduojami vyro ir žmonos tarpusavio santykiai, ir jaunimo meilės bei vedybiniai rūpesčiai. Ir tų rūpesčių gali būti visokių. Ir tų humoristinių dainų turime ir vestuvinių dainų toje skiltyje, ir šeimos dainose taip pat jų yra tokių smagių. Ir tie rūpesčiai atsispindi tikrai tose dainose, ir kaip mergelę susirasti, kaip žmoną susirasti, va kaip tik apie tai ir pasiklausysime dabar. Pirmoji daina, kurią išgirsite, bus folkloro ansamblio Žaisos atliekama Kikili, kikili laibakoji. Na, o folkloro ansamblis Gegutala padainuos dainą Oi bėdu bėdu. Va čia ir bus bėda. Neaišku, kaip įsirinkti žmoną. Pasiklausykime. Kikili, kikili, naktalas, naktavoji, kur tumsias naktalas, naktavoji. Ar aukštan kalnelį, kur laukuosi, ar aukštan svirnelį, parnotuosi, ar aukštan svirnelį, parnotuos. Ar imsi našlalį, našlalas vaikelius, ar šienavosi, našlalas vaikelius, ar šienavos. Neimsiu našlalas, nedavosiu našlalas vaikelius, nešienavosiu našlalas vaikelius, nešienavos. Našlalas sparnuotai jau išgulati, meilėje žodėlį, jau iškalbati, meilėje žodėlį, jau iškalbati. Ar imsi panalį, ar davosi panalas vainikų, ar šienavosi panalas vainikų, ar šienavos. Tai imsiu panalį, tai davosiu panalas vainikų, tai šienavosiu panalas vainikų, tai šienavos. Panalas sparnuotai neišgulati, meilėje žodėlį, neiškalbati, meilėje žodėlį, neiškalbati. Oi, bėdu, bėdu, kai ženytis reikia, kad trupas daboji, kai žmonės supeikia, kad trupas daboji, kai žmonės supeikia. palink labai gražias, Va išsipustysi, bus darbai nedirbti, prie pačios sėdėsi, bus darbai nedirbti, prie pačios sėdėsi. palink ir negražias, Va pats nekentėsi, šiokiam tokiam suvėjimi, o kitą žiūrėsi, šiokiam tokiam suvėjimi, o kitą žiūrėsi. palink labai senas, Va dažnai bunkietai, pabaigis veselį, kelk žilaunus pietus, pabaigis veselį, kelk žilaunus pietus. palink labai piktas, Babus nespakaino, va tavo namuose, dažnai pakils vaino, va tavo namuose, dažnai pakils vaino. palink ir vagotas,
jei pats nepagautas, be pagyvenimo, turės prikišimo, be pagyvenimo, turės prikišimo. Išsirink mergaitį, Palik savo stoną, gerų tėvų vaiko, bus tau gerų žmonų, gerų tėvų vaiko, bus tau gerų žmonų. Na štai, kokios problemas sprendžiamas dainose. Humoristinės dainos šiaip jau yra nesusijusios nei su apeigomis, nei su kokiamis nors buitinėmis tradicijomis ir dainuojamos per įvairius susibūrimus, pasilinksminimus. Jų tematika yra įvairia. Dainuojami ne tik vyro ir žmonos santykiai ar jaunimo meilės ir vedybiniai rūpesčiai, bet ir žmonių ydos, elgsena ir netgi išvaizda. Va dabar ir pasiklausysime Brolaičiukai dobiliukai. Folkloro ansamblis Šeduva padainuos mums šią dainą, na, o duja pagrieš Krečpolkį. Brolaičiukai dobiliukai, kokias jūsų akis. Brolaičiukai dobiliukai, kokias jūsų akis. Anišia manita, kai guziokai pavalka. Anišia manita, kai guziokai pavalka. Brolaičiukai dobiliukai, kokias jūsų ausis. Brolaičiukai dobiliukai, kokias jūsų ausis. Anišia manita, lopit kailinę. Anišia manita, lopit kailinę. Brolaičiukai dobiliukai, kokias jūsų nosis. Brolaičiukai dobiliukai, kokias jūsų nosis. Anišia manita, kaip nuragai arklauka. Anišia manita, kaip nuragai arklauka. Nagi, dažnai lietuvių liaudės humoristinėse dainose pats objektas, apie ką apdainuojamas, yra, na, tam tikro statuso, arba luomo, ar profesijos, ar tautybės, ar atskirų vietovių bei tarmių atstovai. Na ir šiose dainose vaizduojant
bet kuriuos reiškinius ar įvykius yra sudaromos tokios juokingos situacijos, išryškinami komiški bruožai tų žmonių ir tų situacijų, ta esmė juokingai yra sudaroma. Ir, žinote, visai smagu pasiklausyti tokių dainų ir ypatingai jeigu susibūrime žmonės atėję su jumoru, susirinkę, tai tokių smagių apdainavimų arba tokių smagių pasidainavimų tikrai smagu ir pasiklausyti ir patiems padainuoti. Na dabargi daina Ajo bernas per Rugienų. Mums padainuoja šią dainą iš Dainavos krašto ansamblis Nendrelė. Na, o šeduva pagrieš Jurgio polka. Pasiklausykime. Ajo bernas per Rugienų sakė aviai labų dienų. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Tos avies juodi nageliai, bernas manė, kad bateliai. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Tos avies balta vilnelė, bernas manė, kad suknelė. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Tos avies pakaušis plikas, bernas manė, kad vainikas. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Jis bucavo tų avelį ir galvojo, kad mergelį. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Kaktoje vis nusibliovė, tadu bernas nusispjovė. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Daugiau kol gyvas būsiu, aš pas tas mergas neisiu. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Aš pas tas mergas neisiu, už upečių sėdėsiu. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Už upečių sėdėsiu, senberniu pasiliksiu. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Dobilė, dobilė, dobilėlį žaliasai. Kad pareitų lašinių 5 kapus kiaušinių, kad pareitų lašinių 5 kapus kiaušinių. Jūs klausotės laidos Vartai į 5 puses.
Smagių tokių dainų, linksmų ir su įvairiom situacijom aptinkami ir vaikų dainose, kuriuose apdainuojama ir gyvūnai, ir erzinimai visokie. Na, apskritai vaikų dainas tai kūrė ir suaugusieji, ir patys vaikai. Ir dainuojama, ir folkloro ansambliai dainuoja, suaugusiųjų ansambliai vaikiškų dainų taip pat, ir taip patgi vaikų folkloro ansambliai dainuoja dainas, kurios skirtos jiems yra. Na, šios dainos, jeigu kalbant apie vaikų dainas, tai gali būti ir lopšinės, ir žaidinimai, ir erzinimai, ir gyvūnų apdainavimai. Ir šiam žanrui ir priskiriamos ir linksmos dainelės apie gyvūnų nuotykius, būtent humoristinėms dainoms. Taigi dabar ir pasiklausysime dviejų dainų, kurias padainuos mums ir suaugusių ansamblis, ir vaikų. Taigi visi padainuos Lakioja žvirblelis po Uličia, o vaikų ansamblis Bitula padainuos dainą O kaip aš važiavau. Nagi, sukirčiavau taip, kaip ir dainoje skamba žodžiai. Tai O kaip aš važiavau turėtų skambėti gramatiškai, bet kaip ten bebūtų, pasiklausykime dainos labai gražios, nuotaikingos ir pasiklausykite, kaip jos gražiai skamba. Lakioja žvirblelis po Uličia, lakioja žvirblelis po Uličia, o kaka po Uličia, o kaka po Uličia. Atėjęs senelis atkuprina, atėjęs senelis atkuprina, o kaka atkuprina, o kaka atkuprina. Užmušė žvirblelį užplumpina, užmušė žvirblelį užplumpina, o kaka užplumpina, o kaka užplumpina. Nupešė žvirblelį nudulkina, nupešė žvirblelį nudulkina, o kaka nudulkina, o kaka nudulkina. Pripylė patalus dvejis, trejis, pripylė patalus dvejis, trejis, o kaka dvejis, trejis, o kaka dvejis, trejis. Prisūdė mėselis dvi, tris bačkas, prisūdė mėselis dvi, tris bačkas, o kaka dvi, tris bačkas, o kaka dvi, tris bačkas. Iškepė žvirblelį iščirškina, iškepė žvirblelį iščirškina, o kaka iščirškina, o kaka iščirškina. Padėjo ant stalo parioglina, padėjo ant stalo parioglina, o kaka parioglina, o kaka parioglina. Atėjo dvariškis atvėplina, atėjo dvariškis atvėplina, o kaka atvėplina, o kaka atvėplina. Suėdė žvirblelis suturškina, suėdė žvirblelis suturškina, o kaka suturškina, o kaka suturškina. Nuėjo nuo stalo nusturina, nuėjo nuo stalo nusturina, o kaka nusturina, o kaka nusturina. O kaip aš važiavo, pailgšo kalnelį, susidūriau, susikau, paukštoko veselio, susidūriau, susikau, paukštoko veselio. Vajus paukštelė, vajus drabnėji,
Na, o dabar noriu paklausti jūsų, mėly klausytojai, ypatingai vyresnės kartos klausytojai, kurie savo jaunystės metais ir vaikystės metais tikriausiai matėte labai labai daug vestuvių. Ir vestuvės buvo tradicinės ir buvo 3 dienų vestuvės 2 pusėse, ar net ir vienos pusės vėliau jau vestuvėse, bet vis tiek buvo laikomasi tam tikrų tradicijų ir labai smagiai būdavo apdainuojamos ir šeimininkės, ir piršlys, ir svočia, ir pamergės, ir netgi muzikantai. Tikriausiai patys pamenat, kaip užgrieždavot, uždainuodavot mūsų muzikantus, katinai papjovė, ar kaip nors kitaip, jeigu tik tais ilgiau neskamba muzika. Na, kaip ten bebūtų, mūsųse iš ties yra labai mėgiami ir linksmi šmaikštus apdainavimai. Ypatingai daug jų yra būtent vestuvių dainose ir čia apdainuojama, kaip jau sakiau, ir svočia, ir piršlys, na, o seniau ir kraitvežiai, ir kiti vestuvių dalyviai. Na, o per ilgai neskambant muzikai, tai tikrai jau žmonės nesitverdavo ir taip pat apdainuodavo muzikantus. Tai aš labai tikiuosi, kad dabar šios apdainavimus, kuriuos išgirsite, bus malonu prisiminti daugeliui mūsų klausytojų, o jeigu tie prisiminimai atgaivins ir melodiją ir žodžius, tai padainuokite kartu ir patys. Folkloro ansamblis Senolės dabar padainuos apdainavimą Piršlio, gražus mūsų piršlelis, o Šeduva padainuos apie muzikantus, mūsų muzikonto katės papjovė. Klausykimės. Gražus mūsų piršlalis, gražus mūsų piršlalis, gražiai pasirėdęs, launai atsisėdęs, gražiai pasirėdęs, launai atsisėdęs. Gražus piršlio kostiumėlis, gražus piršlio kostiumėlis, Vilniuje pirkta, brangiai sumokėta. Vilniuje pirkta, brangiai sumokėta. Gražus piršlio bateliai, gražus piršlio bateliai, Vilniuje pirkta, brangiai sumokėta. Vilniuje pirkta, brangiai sumokėta. Gražus piršlio žiedelis, gražus piršlio žiedelis, Vilniuje pirkta, brangiai sumokėta. Vilniuje pirkta, brangiai sumokėta. Mūsų muzikanto katės papjovė, mūsų muzikanto katės papjovė, potačkių pavilka, kojas net patelpa, škačia net ir lenka mūsų muzikantą, škačia net ir lenka mūsų muzikantą. Graj, muzikanti, mes tau užmokėsim, graj, muzikanti, mes tau užmokėsim, mes tau duosim pupurėti, kad to nesuėsi, mes tau duosim pupurėti, kad to nesuėsi. Na, jau jeigu pradėjome apie vestuvių apdainavimus, apie vestuves, tai čia labai tiks mums pasiklausyti ir vaišių dainų. Ir vaišių dainos pradėtos užrašinėti XIX amžiaus pirmoje pusėje. Ir būtent lietuvių liaudės vaišių dainos buvo dainuojamos įvairiomis progomis ir per darbų pabaigtuves, ir per kalendorinės arba šeimos šventės, kaimynų suėjimus. Pagrindinė šių dainų tema tai vaišių, vaišinimo arba vaišinimuose apdainavimai. Dainuojama apie vaišes namuose ar net ir smuklėje. Pagrindiniai motyvai tai vaišių ruošimas, alaus darimas, svečių kvietimas, raginimai vaišintis ir tiesiog reikalaujama vaišintis. Taip patgi ir giminė šlovinama, ir svečius išprašoma netgi vaišių dainuose, jeigu per ilgai užsibuvo. Na ir pabrėžiama iš tikrųjų toks gražus giminių, kaimynų sutarimas. Taigi žmonės labai vaišingi ir jeigu prisimintume, kaip anksčiau jie susėdavo ir dainuodavo ir vaišindavosi, tai na tikrai, ko gero jau
šiomis dienomis to pasigirti labai negalime, tokių susijimų dažnų ir tokių malonių giminės susijimų, kai būdavo anksčiau ir be telefonų, be skambučių, bet kažkaip sugebėdavo jie susibėgti įvairiomis progomis. Iš ten ir tos dainos visos, na bet dabargi dar pakviesiu pasiklausyti dainos, kuriuose apdainuojamas Gaspadorius, kuris nemyli svečių greičiausiai. Na, padainuos mums šią dainą Senolės, o Bitula padainuos dainą Padarė žvirblelį salaus. Pasiklausykime. Mes pažįstam Gaspadorių, kur svečių nemyli. Mes pažįstam Gaspadorių, kur svečių nemyli. Atsisėdęs palei pečių, susiraukęs tyli. Atsisėdęs palei pečių, susiraukęs tyli. Kad svečiai begėdžiai namo nevažiuoja, kad svečiai begėdžiai namo nevažiuoja. Gaspadorius, gaspadinį labai aimanuoja. Gaspadorius, gaspadinį labai aimanuoja. Tylėk, netylėk, reik salučio duoti. Tylėk, netylėk, reik salučio duoti. Mes salučio neragavę namo nevažiuosim. Mes salučio neragavę namo nevažiuosim. Visko gavom, botago negavom. Visko gavom, botago negavom. Mes botago neragavę namo nevažiuosim. Mes botago neragavę namo nevažiuosim. Padora žverblalis, salaus, salaus, auktam, tadram, auktim, tadrim, auktimca, tadrica, bum. Sukvieta žverblalis, visus paukštėlius, auktam, tadram, auktim, tadrim, auktimca, tadrica, bum. Tik tai nepakvieta vienos palatos, auktam, tadram, auktim, tadrim, auktimca, tadrica, bum. Ataja palada ir nepakviesta, auktam, tadram, auktim, tadrim, auktimca, tadrica, bum. Užsėda palada, užgula stalo, auktam, tadram, auktim, tadrim, auktimca, tadrica, bum. Atkunda palada, pyrago galo, auktam, tadram, auktim, tadrim, auktimca, tadrica, bum. Iškvieta žvirblalis, paladų šoka, auktam, tadram, auktim, tadrim, auktimca, tadrica, bum. Numina žvirblalis, paladai kojo, auktam, tadram, auktim, tadrim, auktimca, tadrica, bum. Na, Vaišių dainose žaismingai apdainuojami ir gėrimai, ir gėrimo indai, ir čiagi mes girdime ir apie alaus gėrimą, ir uzbonėlis, ir bačkutė, na, tokių visokių apdainavimų tikrai pasitaiko Vaišių dainose. Ir savitumu išsiskiria gal apinių, miežio, avižų apdainavimai. Tikėtina, kad kai kurie Vaišių dainų motyvai ir yra išlaikę sąsąją su senaisiais baltų ritualais. Vis tik, nors Vaišių dainose yra apdainuojamas alus, vaišinimasis, tie, kurie per dažnai ir per daug taurelę kilnodavo, vis tik būdavo pašiepiami, dainomis apdainuojami, o mergelės už tokių ir tekėti nenorėdavo. O kai kuriuose dainose girdime ir tokius pamokymus, moralą skaitoma, kad nustok gerti. Ir jau čia dažniau ir mergelę aplankyk, nes kitaipgi jau čia per daug. Taigi dabar pasiklausysime tokios vienos dainos, Gerk gėręs bernelė. Padainuos mums ją ansamblis Knitua. Gerk gėręs bernelį, rūpinkis namu, rūgojas mergelį, reta neišbrendami, jų dibėlė žilgelį.
dirbdinsiu tiltelį per Nemunelį. Sulaužiau tiltelį bejuodydamas, pravirkdžiau mergelį, belankydamas. Sulaužiau tiltelį pirmu žingsneliu, pravirkdžiau mergelį, pirmu žodeliu. Neverki mergelį, aplankysiu į auksinį žiedelį, tau dovanosiu. Sulūžo tiltelis, atjuot negaliu, margųjų laiškelių tave lankysiu. Dar viena dainų grupė, kurią labai noriu jums pristatyti šiandieną, tai yra Talalinės. Talalinės. Na, tokios raiškos tokia ir lakoniškos, ir komiškos. Talalinės tai trumpos lengvo ritmo, nesudėtingos melodijos, improvizacinio pobūdžio dainos, kaip sako etnomuzikologai. Daugiausiai jos kurtos ir dainuotos jaunimo, būdinga komiškas turinys. Šiais kūriniais su lengva pajuoka ar ironija vertinami aplinkos reiškiniai ir netgi žmonės. Talalinės neturi tokio ryškesnio siužeto. Jų tematika gana įvairi ir aprėpianti buities detalės, dorovės reiškinius, visuomeninius ir intimius dalykus. Na, gausią grupę sudaro tokie talalinės vadinamos obsceniškos, kuriuose gausu tokių atvirų gyvenimo detalių. Būdinga netgi kartais suvulgarinta kalba. Tai vėlyvos kilmės dainos suklestėjusios apie 19 amžių. Talalinė, apdainavimas, balabaika, blevizga, dainuška, lojimas, tabalas, tauškalas. Na, tai buvo vadinama lietuvių liaudies vokalinės arba vokalinės instrumentinės muzikos žanras gali būti. Ir dažniausiai 1-3 kartus arba net iki 14 ketureilių, kartais ir 2, 3, 6 posmų daina. Joms būdingas ir humoras, ir pašaipa, ir ironija, improvizacija, šokio ritmas taip pat ir nesudėtingos, lengvai įsimenamos intonacijos ir greitas tempas. Dainuojamos talalinės gali būti ir solo, ir su ansambliu, ir vienbalsiškai, ir daugiabalsiškai. Ringailių folkloro ansamblis padainuos dabar tokią talalinę Tu berneli vienturį. Pasiklausykime. Tu berneli vienturį, kepurėlės neturi. Tu berneli vienturį, kepurėlės neturi. Aš dar turiu dar ir 2, be kazirko abidvi. Aš dar turiu dar ir 2, be kazirko abidvi. Tu berneli vienturį, marškinėlių neturi. Tu berneli vienturį, marškinėlių neturi. Aš dar turiu dar ir 2 ir šilkiniai abudu. Aš dar turiu dar ir 2 ir šilkiniai abudu. Tu berneli vienturį, tu kelnyčių neturi. Tu berneli vienturį, tu kelnyčių neturi. Aš dar turiu dar ir 2 šarokinės abidvi. Aš dar turiu dar ir 2 šarokinės abidvi. Tu berneli vienturį, čia batukų neturi. Tu berneli vienturį, čia batukų neturi. Aš dar turiu dar ir 2 ir abudu iš karnų. Aš dar turiu dar ir 2 ir abudu iš karnų. Tu berneli vienturį, mergužėlės neturi. Tu berneli vienturį, mergužėlės neturi. Aš dar turiu dar ir 2 seserėlės abidvi. Aš dar turiu dar ir 2 seserėlės abidvi.
Na štai, mėlyjeji, kaip greit prabėgo tas laidos laikas ir belieka tik dar vieną žanrą pristatyti, kurį buvau pasiruošusi, tai romansus. Ir romansų yra ir truputėlį ankstyvesnių, ir truputėlį vėlyvesnių, na, žinote, vėlyvesnieji tai dažnai yra jau mūsų ir poetų arba tiesiog žmonių sukūrusių dainas, tapusių tokiomis populiariomis ir vadinamos romansais. Na, o tie ankstyvieji, tai atėjo irgi iš lūpų į lūpas. Na, sakoma, muzikologai mūsų dainas skirsto į tokias klasikinės ir naujoviškas. Tai senųjų tų klasikinių dainų poetika ir muzikinė struktūra susiklosti, kaip manoma, 16-17 amžiuje. O naujoviškos liaudės lyrikos, romansų, literatūrinių dainų ir dainų apie gamtą atsiradimą bei plitimą paskatino 19-20 amžiaus literatūrinė kūryba, kuri ir turėjo įtaikos dainuojamosios tautosakos stiliui ir papildė tautosaką naujomis temomis. Ir taip atsirado ir romansai. Laidą ir pabaigsiu. Gilvyčio folkloro ansamblio Gilveta dainuojamo romanso Atsibodo senbernėliui. Taigi pasiklausykite, malonaus jums klausymosi ir noriu padėkoti už buvimą kartu. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Čia buvo laida Vartai 5 pusės, laidą vedžiau aš, Rasa Karpavičienė. Geros dienos. Atsibodo senbernėliui Jau vienam gyventi, išsirinko savo mergelę širdelei raminti. Išsirinko savo mergelę širdelei raminti. Išsirinko savo mergelę Iš pulko didžiausio, kaip iš rūtelių darželio gėlelę gražiausia. Kaip iš rūtelių darželio gėlelę gražiausia. duos dievulis ramumėlį Ir saldžiai užmigti su savoju bernužėliu sapne susitikti. Su savoju bernužėliu sapne susitikti. prasivėrus stiklo langą Pro langą žiūrėjau, su savoju bernužėliu meilingai kalbėjau. Su savoju bernužėliu meilingai kalbėjau. nevienodi miško medžiai Ir medžių lapeliai, nevienodi bernužėlių meilingi žodeliai. Nevienodi bernužėlių meilingi žodeliai. būt vienodi miško medžiai Ir medžių lapeliai, būt vienodi bernužėlių meilingi žodeliai. Būt vienodi bernužėlių meilingi žodeliai. Jūs klausėtės laidos Vartai į 5 pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.